Blemba, seniai, sėdžiu jau skelbimuose, belikiek laiko, 2 savaitės. Stebiu skelbimus, žiūriu kaip žiūrikio, žinai, stebiu, išarinu, visus skelbimus išarinu. Buvome nuvažiavę realiai. Kur mes buvom? Radviliški. 200 kg vieną pusę. Nu, nieko nėra, hebra, va čia nieko nėra realiai. Nežinau, seniai, ką daryti. Tai papasakok apie tą Radviliškį. Baisu buvo. Nu, ką ten pasakas, seniai, nuvažiavom pasižiūrėti variantą, BMW'as, faceliftas, A91. Skelbimuose uoga. Realiai žiūrim, kad būtų daužtas. Buvo šitas kampas daužtas, nuvarėm pas Pacą pasižiūrėti, fotkėsi nesimatė ir beglį sprogė prieki, salonas visas nuperstas, kaip tvartas realiai. Visas salonas yra nuperstas, mašina, vapšė be dokumentų, visiškai nieko nėra. Pats sako, davai, kažką atsiųsiu, aš jums paštu, kokį paštu, man važiuoti reikia su mašina iki Vilniaus. Nu, tai... Motoras pašildytas. Motoras pašildytas, jo, tai realiai vapšė nėra jokių variantų. Sako, duokit 2,5 gabalą ir važiuokit. Jūs... Jokio dokumento nieko nėra iš vis absoliučiai. Nežinau, seniai, jaučiu tokį triperį nusipirks, Makas yra neblogas, bet 4 kasarai, seniai, ne pagal mano kišenį. O tai koks biudžetas tavo? Kem 6 koks. Nežinau, seniai, skelbimas nieko nėra. Arba parduota, arba visiški lavonai. Visiškai, absoliutiškai, kur tu sutvarkysi ir tau tą patį atsistos sveiko. Nupirkti, negu tau daužti ir sutvarkyti. Lietuvos rinka. Nėra variantų. Tai reikia už 2000 pasimti kažkokią važiuojančią mašiną, jau? Būtų neblogai. Blemba, o Kauno turgui gal kokiam praseinam, pasižiūrėsim dylų, ten sakė, vaikšto gerų. Gariūnas. Kaip gariūnas, jo. Bla, šiaip netoli važiuoti. 3 kg. Davai, paprikol, nulėksim, pažiūrėsim. Jeigu ten dar yra gyvybė, galim pasižiūrėti. Ką jūs, hebra, galvojat? Važiuojam? Važiuojam. Nu, važiuojam. Nežinau, seniai, kaip manai, nusipirksime šiandien, ar nieko mes nusipirksime? Jeigu nusipirksim, tai jaučiu tokį triperį. Kaip šitas Makas? Jo. Reikės viskam kapitalinį daryti. Reikės viskam, jo. Šiaip realiai expectationai labai yra žymi. Tai nieko kažko nesitikim, net nežinau, ar iš vis tas turgus dar gyvas, negyvas, vėl nežinau, nes aš pro ten dažnai važiuoju. Tai kiek žinau, tai nelabai ten gyvybės yra, bet galbūt kažką rasim. Tai prioritetas bus, aišku, daužtos. Kad nebūtų labai sujobinta, bet kas ten žino, galbūt kažkoks ten ir variantas iškris, gal kažką paimsim, pasižiūrėsim, pasišninkšnėsim, kažkoks video įkris į YouTube, nes irgi norim kažką daryti, bet nieko nepadarom, tai nežinau, kažkokių vaizdų pafilmuok, žinai, menišką video, viską, važiuojam į Kauną, Provensai, karočią, atvažiuojam. Nu ką, hebra, atvažiavome į aikštelę, tai aišku, pirmas pastebėjimas, kad jinai labai sumažėjo, nes kiek atsimenu, dabar kur depą pastatė, irgi būdavo didžiulė aikštelė, daug mašinų būdavo, dabar jau to nebėra. Paskui dar nuvarysim po šitos aikštelės, dar vieną aikštelę matom yra irgi netoli šitos. Tai ką, realiai, einam, žiūrim, nežinau, ką filmuosim, ką rodysim, ko nerodysim, žiūrėsim visokių variantų, kažką vis tiek pafilmuosim, galbūt ir kažką nupirksim. Einam, žiūrim, pakomentuosim kainas, variantus, nežinau. Šiaip viskas natūraliai, natūras savo eiga viskas eis, nes nieko nei planavom, nei nieko. Tai žodžiu, renkamės Malakės ir einam pasižiūrėti. Nu jo, hebra, ką aš galiu pasakyti, pradžių žiauri karšta. Jau net ant takiai prakaituoja vokai, prakaituoja, baisu. Biškį apėjom, eisim toliau vaikščiosim, tai kol kas realiai daužtų nelabai ką radom. Visos plius minus, pakalbinom dar vieną pardavėją, tai sako, tipo, jeigu ant ralo atvažiavo kažkokia daužta, tai gal ir rasit, bet šiaip tai visos patys sutvarko ir patys pardavinėja. Kainos mes šiaip visose markėse labai nenusimanom, bet bent jau BMW-kai, pirmukai, trečiukai, F-kės, tai visos kaip ir rinkos kainos. Nėra taip, kad čia labai užbranginta, įdomu kaip jis važiuoja, aišku. Bet šiaip kainos, jeigu ieškai tvarkingos, tai galima atvažiuoti tikrai pasižiūrėti, prasivažiuoti. Bet kol kas tęsia medžioklę. Nu, klausimas, matai, nes vis tiek visos atvarytos daužtos. Nu jo, bet šiaip tipo... Klausimas, kiek daužtos ir kas tvarkyta. Žinai, bet jeigu, sakykim, tvarkinga, nes matėm pilną trojkių faceliftų, šitą face'ų. Po 4, ne? Po 4,5, man rodos, ar ne? Ar prie face ten? Ai, jo, face'ų irgi buvo A91. Jo, ir tokių plius minus. 4, va tai va. Bet įdomu, kaip jie važiuoja, aišku, bet
Jo, nežinau, mūsų tikslas yra daužtos, bent jau su kažkokiais tai defektais, o ne ledinės, nes visos realiai pagrindiniai aikšteliai visos išlaižytos. Tai... Jo. Pagal mūsų biudžetą tai čia nei vienos dar nematėm. Jo, tai važiuojam, tiksliau nevažiuojam, o taptalinam, toliau ieškos variantų. Nu tai va, karočią. Irgi va, pavyzdžiui, E91, ne? 441 PEM. Tai, nu, faceliftas. Ką žinau, įdomu, kaip važiuoja, kaip ten kas su jie yra, bet realiai kaina kaip ir nebloga, taip žinau. Šiaip realiai ėjom dabar pro visas mašinas, tai grynas pirikūpų vaibas, grinai. Visi įsivaizduok, kiek užsikūrė pats mašiną, X3 buvo, man atrodo, ne? Yeah. Tai jau užsikūrė. Ble, čia kažkas sustrigo pirikūpą, sako, ble, kažkas čia žinok, geresnių nerasi, dylas šis, ble, kaip tau tikrai dylas. Nu, tai, jo, tai... Dybi žino. Ir dar kalbėjom su keliais žmonėm, čia irgi, kurie pardavinėja, sako, tipo, jeigu nuo tralo dar spėsi paimti kažkokią daužtą, tai gal spėsi, jeigu ne, visas tvarko. Tai realiai atvažiuoja visos daužtos, o prasidavinėja visas veikos ir kaip tik tau, žinai. Tai, nežinau, kol kas čia nieko neradom kažko gero labai. Sakau, jeigu ieškot, sakykime, sveikos, tai galbūt ir prikolas atvarai pasižiūrėti, bet vat, kažką įdomesnį tokio daužto, tai tikrai ne. Varom dar vieną aikštelę, pasižiūrim, kas ten gero, bet čia... Neradom nieko. Viskas tik ledas, išlaižyta visos ledinės. Geresnių nerasit. Jo. Nu jo. Čia dar su kompu šitas E91, ne? Jo. Nu tai blėt, sakau, 4 štukos, tai jeigu ieškai tvarkingos, tai galbūt kaina tikrai nėra už. Nepasakyčiau, kad čia labai kosminės kainos, bet vat, būtent ko mums reikia, tai neradom. Ir vat, faktas tas, kad atvažiuoja visos daužtos ir prasidavinėja visos sveikos. Nežinau, važiuojame kitą aikštelę. Pizda kaip karšta. Visiškai kepykla. Kepykla konkreti, karočią, don kepykla. Na, ką aš galiu pasakyti, Šaika? Šiandiena, karočią, minusas. Žodžiu, buvome tos aikštelėse, tai kaip ir minėjau, seniai net nežinau, ką pasakyti. Dvižucha. Antroji aikštelė tai buvo realiai neadekvačios kainos. Jo, realiai neadekvačios. Tai buvo daužtų montažiukas, buvo tokių įdomesnių, bet kainų nėra. Kaip ir sakiau, realiai net kalbėjom su pardavėjais, tai antralo atvažiuoja jos realiai visos daužtos. Jeigu spėsi kažką paimti, spėsi, jeigu nesutvarko ir parduoda kaip naujas, bet. Matėm daug variantų, kur akivaizdžiai matos, kad dažyta kuo pigiau, kuo paprasčiau, nu... Toks, nežinau, mano nuomonė, galima važiuoti, ieškoti tvarkingos, apie daužtas iš vis pamiršti, bet važiuoti tvarkingas, bet labai turi pasisekti, turi pizda kaip turi pasisekti, nežinau, nes realiai visos ten yra dvižucha realiai, ne? Jo, neras, vien iš kalbėsinos pardavėjų, tai pats užkūrė motoras apsisuko, tai jo, tokį, jis apsivienė, ar kas ten sik, tas pirikūpas, šitaip nebuvo čia. Ir paskui mes jau nuidinėjom, girdim, sako pats, kaip jis sakė, geresnių nerasi, geresnių nerasi, tai va, galima ant maikės susirašyti, geresnių nerasi, tai realiai aikštelės atkrenta, nebent, sakau, ieškoti, adatos šieno kupetoje, bet abejoju, kad pavyks kam nors neieškoti, iš vis geriau aikštelės. Naugau, antroji aikštelė jo kainos buvo kosminės, buvo E91, ne? E9 buvo. E9, prie faceliftas. Prie faceliftas E91. Jo, 6 ir 7. Bet vis tiek, prie faceliftas viskas senų metų. Nu, ir stokas visiškas, blėt. Jo. Visiškas stokas, be kompo, be nieko. Tai nežinau. Tai, žodžiu, mes per šią savaitę vis tiek turim būtinai nusipirkti mašiną, nežinau, už 300, už 400. Tai bet kokiu atveju stebim skelbimus, vidosikas nesibaigė, išleisim tokį bendrą vidosiką, nes bet kokiu atveju turim nusipirkti, kažkas bus nupirktas. Kažkas bus karutis, blėt, kažkas bus nupirkta. Tai stebim skelbimus šiandieną tiek. Jo, pasižiūrėjom aikštelėse, šiaip gal būtų įdomu šiaip pasižiūrėti būtent tų daužtų mašinų, bet sakau, buvo aikštelėse daužtų, bet nei kainos nieko nėra.
Kaip to BMW motoras. Jo, magrinai, taip ir užsikūrė sen. Šiaip realiai to ir tikėjausi, ne? Jo, būtent to ir tikėjausi, dėl aikštelės, tai jo. Nes, visi žino realiai, čia kas komentuos, jeigu kažką komentuos Kujovai, tai dirba geriau šitą maistą putovus. Taip, tai be šansų, nes matėm ir Priusus visokius, tai, matos, kad dažyta akivaizdžiai yra taip dažyta, pizdat, baisu, Žodžiu, stebim skelbimus, jei jau ką pakuojamas kameras ir važiuojam ieškot variantų. Blet, man važiuoti reikia, kurva, jau toj pypsins. Davai! Всё, davai, sakyk. Taigi sakiau, davai. Davai. Čia, zdaro, pacanai. Ką, biškelį laiko praėjo, tai tas pats video, antras pasisveikinimas. Praėjau kažkur 2 savaitės nuo mūsų paieškų. Tai long story short, buvom dar Vilniui nuvažiavę pasižiūrėti mašiniukų Gariūnuose. Biškį pakėlėm dar net biudžetą, žodžiu, bybis kiaušai pinigai. O tokia istorija. Buvom dar Škodą apžiūrėti, irgi jau čia buvo iš žmogaus, bet irgi pirikūpas. Tai nuotraukose, kaip visada, realiai visuose skelbimuose yra ledas, bet realybė atvažiuoja, tai yra visiška polna pizda. Ką aš galiu pasakyti, Hebra, pristatau jum lietuviškąją legendą. Rudžių išbučiuota, Volkswagen Passat. Tai vat, Hebrytė, ką čia dabar galiu ir be pakomentuoti, galbūt pradžią apie dar paieškas. Žodžiu, patirtis tokia. Nėra ką Lietuvoje pirkt galiu, seniai. Visiškai. Vapšė nieko nėra, kad realiai. Žiūrėjom pradžiai BMW. BMW iš vis nieko nėra, realiai. Nei vieno per visą Lietuvą. Realiai 2 mėnesius ieškojo mašinos. Nei vieną BMW neradom, arba visiškai nuperstas, arba kaina kosminė, arba didžiausia problema Lietuvoje su mašinom yra ta, kad pardavinėjama daužta, bet pardavinėjama už tojo kainą, kad surinkus jinai brangiau atsistos negu sveika. Perkant, žinai, tai čia yra didžiausia problema. Antra problema, kad labai mažas pasirinkimas, tai ateityje planuočiau galbūt Vokietiją, galbūt kažką įdomiau pasibandyti, pasiieškoti, galbūt amerikonai, karočią, paimportuosim, praimportuosim. Tai su Lietuva tokios nuotaikėlės, tiek aš, tiek kolega žiauriai nusivylė, nes realiai nieko nėra Lietuvoje, vapšė, vieni lavonai, kainos kosminės ir vieni pirikūpai, realiai, vieni pirikūpai. 8 variantai, 7 pirikūpai. Jo. Tai vis dėlto užmatėm šitą Pasačioką. Ne tik BMW ieškojom, žiūrėjom ir Audinių, ir šitų, ir Škodų, ir Opelių, ir Volkswagenų. Tai nėra realiai Lietuvoje kažkokio labai didelio pasirinkimo. Kaip ir sakiau, nusipirkom lietuvišką legendą Pasačioką. Dabar kažkiek kaip jisai čia atrodo, montažiukas galbūt dabar, kai šneku bus kažkoks, tai pradedam gal nuo salono, pradedam nuo specifikacijų, tai čia koks blėt motoras? 2 dizelis. 2 dizelis motoras, kiek kilovatų bibi žino? 125. Automatas, viskas. Salonas paturbintas, čia koža suversta koža, nes... Elektra, realiai, kaip ir, toks vidutinis Passatas, nėra tuščias, nėra pilnas, normalus, darbinis automobilis, kompas, tai čia kažkoks tai yra. Tai iš salono kažko labai stipriai neprikomentuosi, šildomos sėdynės, klima, huima, kompas, automatas, salonas elektrinis. Šiek tiek pafilmuosim, šiaip kaip už tokią kainą, sigiai apmokėjom, štuka 6. Techas dar dachuja, štuka 6, tai pafilmuosim dar saloną, gal su muzika, gal su bazarinimu, o tada, bliuot. Kokie defektai buvo? Dachuja defektų buvo. Realiai tai defektų kaip ir mažai, vienintelis defektas buvo iš techninės būklės, tai yra suportas. Šitas. Jo, šitos pusės suportas, tai pasikeitėm tą suportą ir tiek tų žinių. Iš techninės pusės kaip ir neblogai viskas, kaip ir pusė birkos. Iš kėbulo pusės. Iš kėbulo pusės yra daug niuansų. Šlapia, svekai, drėkinamas lubos, tikrai. Jo, iš kėbulo dachuja reikalų.
Dabar filmuosi ar man dar bazarį? Bazarį, tai čia. Bazarinta, ne? Jo. Tai iš kėbulo kaip ir standartiškai, nieko kažko tai činai nėra kosminio, kaip ir standartiškai lietuviškas Passatas. Visos duris, bamperis. Bamperis rūdys net. Pradėjo rūdyti realiai, ble. Bagažnikas, stoikės, stogas, slenkščiai, ne? Viskas. Nėra nei vienos veikos dalies. Jo, kapotas, sparnai. Nu, sparnai nauji, tai uždėti, tai sparnai vienintelis veikos dalis. Tai kėbulas šrotas realiai. Tai pas mus būtų toks planiukas pasidaryti serijas, bandysim daryti, nebandysim, o padarysim tokį, blet, kad čia labai kažko nepriskleisti. Žodžiu, bandysim jį sutvarkyti, bet sutvarkyti nevirinsim, kaip blet, visų durų, viso stogo, visko čia. Bandysim sutvarkyti tokį biudžetinį, greitą variantą, tai keletą trejatų turėtų būti serijų, manau. Jo, bet žodžiu, tvarkysim kėbulo rūdis, kad dar Passatas porą metų atitarnautų. Jo, dar bus kaip bandymas mums kiek laiko, sakykime. Jo, kiek laiko tokia haltūra. Jo, čia tokia haltūra, bet ne makrūchiška haltūra, tai čiut geriau. Tai va, hebrytė, ką aš galiu pasakyti, realiai sakau, žiauriai nusivylęs, sakykime, iki 4K iš vis nėra nieko Lietuvoje, nieko, absoliučiai nėra, ne? Nu, jeigu dar žiūrėsit BMW, tai... Tai iš vis. Pamiršk, už 4K nusipirk BMW, pamiršk, mokai už vardą, ble, vien tik tai, o nupersti visi iki vieno, tai... Tai žodžiu, tiek žinių, toks trumpas vidosikas, vidosikas realiai apie nieką, bet kaip ir vidosikas. Tai bandysim remontuoti šitą triperį, ble, jau čia kitoj savaitį bandysim. Šiandien įpisam, rytoj gal. Savaitgalį čia. Tai va, hebrytė, tai tiek tų žinių. Ką, все, važiuoja montuoti jau, ne? Važiuoja. Все, davai? Taip ir sakyt? Taip ir sakyt, все, davai. Davai. Gerai? Gerai. Gerai, taip ir išvažiuoja. Ai, okei. Все, давайте.